ką tik padariau nemažai darbų ir supratau, kad angliškai procrastination, o lietuviškai stabdymasis, vilkimasis iš lėto ar nedarimas dalykų, kuriuos reikia daryti. Tai toks. Turiu strategiją, kaip tai veikti. O jinai labai paprasta yra. Tiesiog reikia užsirašyti ant lapelio dalykus, kuriuos darysi ir apibrėžti laiką, kiek darysi ir kada darysi. Tai mano atveju aš užsibrėžiau trumpą laiką, kuris neįpareigoja, 15 minučių, bet dalykų gal 6-5 ir kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną padarysiu. Ir vakar padariau, pirmą dieną buvo, o šiandien antrą dieną irgi padariau. Ir pajudinu tokius dalykus, kuriuos aš laikiau, vieną iš dalykų, kurį aš laikiau savo kaip ir galvoj, nes nebuvau užsirašęs niekur, kad reikia daryti, bet nuo kovo galo maždaug tai balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, vos ne pusę metų. Tai formulė yra tokia: užsirašyti ir apibrėžti laiką, kada ir kiek laiko darysi. Tuomet, kai išauš šitą dieną, tu jau žinosi, ką turi daryti ir kiek laiko turi daryti. Ir bus lengviau dėti pirmą žingsnį. Esmė pirmo žingsnio dėjimas.